Surski, jūs man, kaip žymus politologas, atsakykite tokį klausimą, kodėl Angela Merkel vis dar tiki Putinu. Ką jūs klausite? Girdėjau. Kodėl tiki Putinu? Jo. Putinu nebetiki Obama. Džordžas Bušas Jr. Ir tas, kuris matė gero žmogaus sielą Putino akise, ir tas nebetiki. Net Holandas su Cameronu ir tai nebetiki. Tai ką aš norėčiau sužinoti? Kodėl? Nepertraukinėk mane, aš puikiai girdėjau, ką aš norėjau sužinoti. Jūs turėt sužinoti, kodėl Merkel netiki Putinu. Tiki Putinu. Vanda, aš net dar nebaigiau kalbėti. Tiki Putinu. Nu. Atsakau. Angelos Merkel, amžiaus vokietis, traukia stiprus vyrai. Jūs nuvažiuokit į Maroką, į Egipetą, į Karibus. Pasižiūrėkit, ten pležia pilna tokio amžiaus vokietkų ir šalia sėdi jaunas vietinis patinėlis. Jaunas, stiprus. Nu ir ką? Jos tiki jais. Vietinis Hurgados turgaus prekeivis sako jai, aš myliu tave, frau, sako arabas. Ir jinai tiki. Ir tada jisai sako, mano brolio vaikas tolimojoj oazijai susirgo. Ir jinai duoda jam 100 eurų. Ir tada jisai sako, aš ateisiu pas tave vakare arbatos. Ir jinai tiki, kaip tiki Putinu, kuris visada laikosi duoto žodžio. O tai ką, Putinas sako Angelai, aš tave myliu, frau? Ne, jisai sako, mano brolio vaikams Donbase yra blogai. Jos fašistai skriaudžia ir jį tiki. Ir jis net neprašo 100 eurų. Jis net geresnis už tą priekeivį iš Hurgados turgaus. O kodėl Angela netiki Ukrainos prezidentu? Kaip tu jom tikėsi? Solidus žmogus, jauna graži žmona, vaikai, šeima, kaip jis to vakare ateis arbatos gertis, niekad neteis. O Putinas? O, vienišas, stiprus. Jis net nekvestas ateis arbatos vakare. Jis daug patikimesnis. Putinas agresorius. O Merkel yra pastoriaus dukra. Geras mergaitės visuomet traukia blogiukai visokie. Daugiau klausimų nėra?